Opa, ok, šiandien krūtinė nugarą. Šiandien nebus žmogaus, kuris mane paspotys ant benčio. Tai šiandien aš vienas repinu 100. Ir jeigu jau mirsim, tai mirsim. Nieko nebus. Niekas nepadės man. Gal kameramenas, jeigu bus geras, padės man. Šovėm patį geriausią pre-workoutą. Tai yra stiklinė vandens, šaukštelis druskos ir šaukštelis medaus. Topinis pre-workoutas. Ir pumpas, ir jėgų yra pačiam workoutui, ir tiesiog natural dalykas, jokios chimkės, jokios chemijos, nieko. Ir все, bum, medus, druska, 100 kg ir repinam. Blemba labai lėti, kontroliuoti repsai buvo, bet tik 6. Pradėti 7 padariau. Bet škart lėčiau, žymiai lėčiau dariau. Labai jautis tą kontrolę, tensionas per visą movementą. Nu ką, judam prie chest preso. Šio, irgi mažas restas, iš karto prie chest preso 8-5 paliekam šį kartą, kaip ir praeitą kartą. Dar kol kas neprogresuosim čia, kitą treniruotę gal. Bet ant dumbbell flies galvoju, gal pažiūrėsim, gal vietoj tram 2 dėsim. Bet svarbiausia, repsus, bent jau repsus. Nesvorį keli, tada repsus keli. Kažkas turi kilti, kažkas turi progresuoti. DJ Fly, é o brabo da putaria, é o DJ Marutashi, é o brabo da putaria. Šio, dumbbell flies, topinis krūtinės pratimas. Galvojau tram, galvojau ką aš nevykėlis, ką aš labakas, kad tram 2 nepakelt. Laikas atėjo, laikas progresuoti. Plius, čia tik krūtinė, ne krūtinė dabar čia yra svarbiausia. O laukia final bossas. Tai yra 100 kg deadliftai. Bet čia dar vėliau, čia mano ateities Arnoldo problemos. Dabar reikia sukaupti dabartinį momentą ir bum. Kuo geriau padaryti krūtinę. Kuo labiau strečą, kuo labiau didžiausią tą pumpą gauti. Labiausiai stimuliuoti augimą. Ir išeit su dideliais 3D papais. Kad paskui galėtum lyginti su kokia OnlyFans boba. Ir paskui abudu vienbalsę nuomonę nuspręs, kad pas tai yra didesni papai. Va čia va. Turėtų būti dalykas, ko turi sieka čialką. Tai pasiekti, kad didesnius papus, negu pas bobą. O čia va, manau, geras tikslas.
Net negatyvų sunku su sunkesniu svoriu daryti. Vis labiau ir labai jaučiasi. Anksčiau vis galėdavau, paimi negatyvą padarai. Opa, vietoj flys'o užbenčinį, ir vėl flys'o negatyvą padarai. Dabar jau pastebėjau, netaip gaunasi. Jau paskutinį spaudį ir lėtai nusileidžia ir viskas. Svoris nebekyla. Viso, baigim krūtinę. Ir dabar. Kas dabar? Nugara. Kaip visą laiką. Nuo tą pačią pradedam vėl, kaip visą laiką. Lat pull downai. Tie patys. Niekur, niekaip nesikeičia. Vėl 8. Nes vėl 8-5 per sunku. Per sunku, bet šiandien galvoju padaryti va čia va heavy setą ir šiandien nedaryti jokių cable rowsų. Tiesiog max, kiek įmanoma. Ta 100 šiam, deadliftus, 2 setus padaryti, kiek tik įmanoma, kiek tik galiu, kuo daugiau. Pilnai savo kūną, vat. Ir viskas. Ir šiandienai, manau, užteks. Nes 100 šiam iš tikrųjų tikrai nėra juokingas svoris. Tikrai heavy ass weightas yra 100 šiam. Čia 100 šiam, beveik 200 čia. Tikslas 200 repins. Pabiški taip mažais laipteliais lipam iki šito. Na ką, atėjo laikas 100 šiam kilogramų deadliftui. Šio workouto final bossas. Tipo, wow. Čia va smegenys dabar šito nevirškina, kad 100 šiam galiu repinti. Ir wow, su kameramenu vos nuo incline bench'o, kiek čia? 2 metrus, vos panešėm 100 kilų. Šiandien kažkokie, ir ant visų pratimų jautės, kad kažkaip sunkiau šiandien. Kažkokia gravitacija šiandien stipresnė, didesnė negu visą laiką. Bet čia normalu. Normalu, kartais būna vieni workoutai, atrodo vapšė labai lengvi svoriai, jie lyg patys kyla, atrodo patys mėto. O kai kurie kiti workoutai atrodo, kad apšilimas jisai vos kyla. Kartais būna tokių dienų, kartais nežinau, ten čia jau pačiam kūne su vandenim, ten su visom nesąmonėm, kiek tu pailsėjai, kiek tavo kūnas atsistatė, kiek tu atsigėręs, kiek tu pavalgęs, kiek tu išsimiegojęs. Čia nuo šito jau priklauso. O nuo tavęs kas priklauso? Nuo tavęs tik priklauso, ant kiek tu gerai gali padaryti tą workoutą. Nesvarbu, ar svoriai lengvi, ar svoriai sunkus. Tu ateini, tu vyras. Tu ateini, tau nesvarbu, kokia tavo emocija. Tu ateini ir tu padarai, ką tau reikia. Ir va tai va. Padarysim 2
2 heavy ass setus iki visiško failure, kaip ir kiekvieną setą, bet čia 100 deadliftus. Čia nėra, kad tu gali kažkaip pradėti dar labiau cheatint, kad kažkas tau labiau padėtų. Ant deadliftų tik tu vienas gali padaryti, kad tas svoris nuo žemės pasikeltų. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Tai va, padarysim 2 heavy setus ir viskas. Ir šiandien bus tikrai done. Šiandien užteks. Nebent dar sugalvosiu, kad noriu cable rowsų, bet po 100 kilų 2 setų deadliftų nemanau, kad aš kažko norėsiu. Nes man čia naujas svoris. Praeitą kartą aš tik 4 repsus padariau. Tik. Dabar bandysim daugiau, žymiai daugiau. Labai norėčiau šis gražus skaičius. Gal 7. Būtų irgi neblogai. 6 arba 7 padaryčiau. Ir pažiūrėsim. Com o bico do AK, pô, sai a nossa tropa avançar nessa gostosa. Dar vieną padarysim. Bet dabar palsėti reikia. Šio, antras setas. Žinau, pirmas gan labai sėkmingai praėjo. Antras setas deadliftų. Ir šio, šiandien done. Ir laikas spaudžia. Ir po to antro seto tikiu, kad jau viskas. Tikrai nieko daugiau nenorėsim. Darom antrą setą be maikės, nes karšta. Ir opa. DJ Maru tá chibando, solta a putaria. Auč, tas paskutinis setas, tai kažkas netlik įplyšo, kažkas įtrūko nugarai. Bet jo, šį kartą jau daugiau kontrolės ant deadliftų buvo negu praeitą kartą. Ir taip, kad kaip praeitą kartą 4 ir 2, šį kartą 6 ir 2 ir 4. Tai vos ne 2x. Ant antro seto tikrai 2x progresas. Ir viso, viskas. Workoutas geras. Aš šiandien svorį kažkaip ypač sunku jautėt. Bet progresas ant deadliftų čia yra svarbiausia. Labai noriu ant 200 repint. Iki šito uždirbti. Ir viso, šiandien viskas. Turi lėkti skubėti ir ačiū, kad žiūrėjai.